Maisto rubrikos nuotykiai mus veda į Molėtų rajoną, o čia visiškai neseniai persikėlė gyventi menininkė Jurgita Minderytė, kuri užsimojo atstatyti seną sodybą ir pajusti visus gyvenimo už miesto privalumus. Jurgita ta žmogus, kuris mėgsta eksperimentus virtuvėje, o jai visuomet talkina jos sielos draugas Viktoras. Taigi, ką gaminsime? Sveiki. Darom mūsų mylimą šeimos sriubą, kaip aš vadinu, sriuba iš kirvio. Ką turim, tą dedam. Svarbiausia, kad būtų bent jau kelios rūšys mėsos. Daržovių daug. Labiausiai mes, aišku, branginam ekologiškas daržovės. Bet, jeigu nėra, tai tada išsukamės iš parduotuvės. Bet šiaip iš tikrųjų, ką užsiauginam, tą ir turim. Taigi Jurgitos sriuba iš kirvio jums reikės 2 vištienos kulšelių, 2 arbatinių šaukštelių juodųjų pipirų, druskos pagal skonį, 2 lauro lapelių, 2 dešrelių, kelių česnako skiltelių, 2 nedidelių pomidorų, 2 bulvių, pusės svogūno, pusės cukinijos, kelių marinuotų agurkėlių, šiek tiek parūkytos dešros, kelių valgomųjų šaukštų pomidorų padažo, pusės citrinos, 1 šakelės krapų papuošimui. Norime akcentuoti, jei neturite bet kurio išvardinto ingrediento, fantazuokite, improvizuokite. Jūs esate didieji virtuvės šefai, kuriantis unikalius receptus iš to, kas likę šaldytuve. Pirmiausia, pora pasiruošia vištienos sultinį. Tam reikės vandens ir 2 vištienos kulšelių. Porą šaukštelių pipirų, čia jau pagal skonį. Mes mėgstam aštriau. Adžikos dar įdedam, gruziniškas, tikros. Porą lapelių lauro lapo. Jurgita supjausto ir į puodą sudeda 2 šaldytuve buvusias dešreles, Viktoras jau lupa česnako skilteles, o Jurgita čia pat pažeria patarimą. Aš česnaką, pavyzdžiui, dedu keliais etapais. Iš pradžių kažkiek tai šviežio, o į galą dedu pakepintą dar, nes jie labai skirtingų skonių. Ir svarbiausia, ne su česnako spaudyklė reikia daryti, o traiškyti ir pjaustyti. Visai kitas skonis gaunasi. Nes jeigu išspaudi su česnako spaudyklė česnaką, tai jo beveik aromato nesijaučia, o jeigu supjaustai, kuo stambiau, tuo yra geriau. Taigi 1 skiltelė česnako jau puodė, kitos 2 bus pakepintos keptuvėje su šlakeliu alyvuogių aliejaus ir supjaustytais pomidorais. Dar įsidedame ekologiškų bulvyčių naminių. Aš neskatu, nes visi vitaminai yra lobeliai bulvių. Tada susipjaustom svogūną, bet ne taip labai smulkiai, bet taip vidutiniškai smulkiai. Svogūną Viktoras taip pat pakepina kartu su česnakais ir pomidorais, o tuo tarpu Jurgita imasi cukinijos. Jie tiesiog paprastoju būdu nusiema modą. Aš jau tokia pagyvenus cukinija. Cukinijos vidų reikia išskaptuoti, ją supjaustyti gabaliukais ir taip pat sudėti į puodą. Šitą sriubą dar galima, labai mėgstu, dabar pridėjom cukinijų, bet šiaip tai dar labai skanu pridėti alyvuogių, juodų man labai patinka. Ir, toksai, ką randi, tą dedi. Prieš paskutinis ingredientas, kuriuo Jurgita su Viktoru pagardins sriubą iš kirvio, tai parūkyta dešra, kurią Jurgita vadina lašiniuočiu. Mat joje yra lašinukų. Lašiniuotis supjaustytas, jis kartu su kitais ingredientais bus apkeptas keptuvėje. Primename, jei tokios dešros neturite, dedate tokią, kokią turite. O dar turim marinuotą agurkiukų likę. Irgi labai skanu į sriubą. Agurkelius Viktoras supjausto ir taip pat sudeda į puodą. Na, o į keptuvėje esantį turinį pora įpila šiek tiek pomidorų padažo. Dar palauk, man likutį reikia sunaudoti. Tak. Pomidorų padažų likučiai sunaudoti, Viktoras dar susmulkina 1 skiltelę česnako ir viskas jau tai, kas keptuvėje, galima supilti į sriubą. Ir geriausia palikti šitą sriubą porai bent jau valandų pastovėti, kad prisitrauktų visi skoniai. Šiaip tai, kai aš buvau maža, kai man mačiutė šitą sriubą virdavo, tai tekdavo laukti kitos dienos. Sriuba, o aš su šaukštu bėgiodavau ir vis bandydavau prisismailinti ten kažkaip. Ir visas kiemas atbėgdavo klausti, ką jūs čia tokio darot, kad šitaip kvepia per visą kiemą. Tad jei norite susibičiuliauti su kaimynais, išvirkite jiems sriubą iš kirvio. Viskas skanaus.